Jo, sveiki visi, su jumis šiandien Šoneris ir mes su jumis žaidžiame privačiame Lazurito serveryje. Taigi antras epizodas šiandieną ir jaučiu šiandieną padirbėsim biškį prie Guardianų fermos, kur aš rodžiau praeitą epizodą. Taigi naujienos yra tame, kad turbūt mano balsas skamba geriau negu praeitame video, nes pasidomėjau ir pažiūrėjau, kaip galima pašalinti visokius garsus. Tai dabar turbūt daug geriau yra. Ir jo, taigi užmušam šitą ir... Oi, tu koks didelis vat pasirodė. Oba, ima, palik čia. Tai va, šiandieną dirbsime prie šitos fermikės turbūt truputį. Reikia sudėti stiklą visą. Nueit pas Darių pasiimti stiklo. Nes čia, aišku, mes visi darom, tai Darius man sakė, ir turbūt stiklą iškeps, tai varom iki Dariaus. Ir per tą laiką noriu pasakyti, ką nuveikiau. Nors pirmas su naujais metais visus, kaip pašaudęs ferverkus. Jo. Tai dabar kolegam pas Darių papasakosiu, ką aš nuveikiau per čia porą dienų. Tai daugiausiai tai nieko, nes lošiau cesą. Po to ieškau tekstur peko, va kaip nueisim pas Darių, parodysiu tekstur peką, resource peką. Pasiklausiu, ar jums patinka, nes aš tokį ištraukiau, aš noriu tokio biškį senovinio stiliaus tekstur peko. Bet nežinau, gal biškin tie blokai, gal kitokie, taip. Taigi pažiūrim iš karto, koks resource pekas tai yra. Bam. Nežinau, man tai visai toks fainas, nes aš noriu darytis tokį kaip susiras vietovę, kur darytis pilį tokią. Ir labai gražiai atrodytų prie šito. Taigi žiūrim, kiek stiklo iškepė. 2 stakai. Keičias ir kepa. Pažiūrim, kiek jis medžio turi, nes jeigu neturi, tai gal jisai paliko netyčiom. Dark oak. Nu gerai, varom pakirsti medžio biškį. Jis turi čia kaulų, tikrai žinau, kad turi. Mob dropai bus. Jau. Tai va, pažiūrėkit, kaip šitas tekstur pekas ir parašykite komentaruose, kaip šitas visas dalykas, ar jums gražus, ar kaip. Tai va, davai nusikertam medžio, pasidarom biškį, kol stiklas kepa. Ir sugrįšiu, kol kai susirinksiu resursų, kad galėčiau eiti pastatyti tą fermą. Taigi, grįžome ir turim pasiruošę truputį dalykėlių. Aišku, neužteks tiek, bet galim bent vieną šoną pamėginti padaryti. Tai tekstur pekas net ir nežinau, man kažkaip jis toks tamsus, gal per tamsus, čia tie raudoni visi. Nežinau, torčiai man tai labai patinka, gražiai atrodo. Tokios žvakės grinai. Tai va, kol kas vienas serverį, nes dabar yra po pirmos 12 minučių. Taigi tikiuosi šitą video paleisti po... Kaip čia pasakyti? Rytoj žadu paleisti. Nu, tiksliau šiandien, nes aišku dabar po pirmos. Prisikartau vodo. Pasiėmiau iš Dariaus kombrikų, tikiuosi nesupyks, nes vis tiek darau šitą firmą, mes kasėm visi, draugė, visą kitą. Tai tikiuosi nesupyks dėl to, kad biškį pasiskolinu. Nes šitą firmą atsipirks gerai, taip. Tai va. Prikolas dabar. Buvom su Busiriu, čia mes šitą pradėjom statyti, čia stiklus dėliot pradėjom. Ir Busiriui daviau pikeksą, kad greičiau užkasti čia sandstone apatinį. O sako, aš to grįšiu. Nu tai gerai, einu aš vieną VCS mečą sužaidžiau Counter Strike'o.
bam, grįžtų, nėra jo. O mano pikas pas jį, o jo pas mane. Tai dabar yra lievai, nes aš su lievesniu piku, tai... Plius dar pamačiau kaulo dabar apačioje, tai lemą net. Reikia kaulo, kad stiklas keptų, o nėra, tai... Tai va, pasiėmiau stiklo. Gal užteks kol kas šito teksturpeko, gal kažkam nepatinka. Tai va, iškiausias teksturpekas turbūt, ne? Taigi juo. Taip ir dingo man aitemai nuo buserio. Šita ferma žiauriai bus produktyvi ir šitų va blokų, va tų prizmarininių, va šitų va žmėlinų, tokių žydresnių, tai va. Tai bus labai gerai, nes gražus blokai ir aš, nu, ta prasme, man nereikia šitų blokų, bet yra žmonių, kam reikia ir čia bus žiauriai gera XP ferma, bet aišku, dar reikia prie jos padirbti normaliai, nes jau jeigu šitą pradėjom daryti, tai skaitykit, čia lengviausia vos nedalis šito, nes ten turi būti su redstone, kaip pavyzdžiui, jos nustumia vanduo į apačią, tada į vieną vietą jas reikia sustumti arba iškelti viršų, netgi tai yra nemažai dar darbo su redstone ir resursais, dar labai daug metalo reikės, nes hello slime, railsai turės surinkti, ne, mes nedarysim, tai gerai, aerodų daug nereikės, tai liuks tada. Tai liko sudėti stiklą, pabandysiu, gal padarysiu dar vieną tą šitą platformą, nes va ten tas staunas yra paskutinė vieta, o po to prasidės kitas šonas, tai taip gaus, taip bus. Kad du tokie dalykai, kad nekristų tie guardianai, tai tos žuvis žalios, žinot, kur tipo apsauginiai šitos tvirtovės, kur mes nukasėm šitos visos piramidės. Tai kol kas tiek ir turbūt biškai prasuku iki, kol padarysiu iki ten, ne? Yeah. Want no time for tiring. Y'all them are firing, and they wanna get deep like Poseidon. What you saying, KG man? Alright then. In the club until the sun rises, with the crowd on lock, all riding. Tell me where the creatures of the night all hiding. Step out the rave where the sunlight's blinding. Ha! Now you're back on the radar. Hot stepping fresh to death, gonna take off. Original certain man them hate us, cause we rap it and the gal them rate us. So who's ready for the shake up? Stand up, hands up, elevate us. Going in hard like a rock, can't break us. Feel the sunrise like receiving a bass drop. I'll still be loving you.
welcome back. Jei, taigi padariau kol kas vieną liniją pasižiūrėjimui, ar visas šitas dalykas veikia iš tiesų. Taip, tik dabar taip sumaščiau. Man atrodo, vanduo niekur nebėga, taip gražiai viskas sudėta. Turbūt reikia biškai atsitraukti nuo šito viso dalyko, kad jie pradėtų atsirasti sponintis. Gerai, jau čia biškai prabėgam taip greitai. Turbūt reikia eiti išmagoti, nes čia žiūri tiesiog mirtis yra. Tarp tiek gyventojų čia būtų. Ojoj. Gerai, gerai, draugai. Čia yra... O! Čia dar yra įtemų. Liuks. Tai galėsim biškai daugiau padirbėti šiandien. Kaip man iki ten. Endermenai vėl blokus pizina. Bus monsters nearby. Of course. Sure. Oi. Opa. Pareikit ant vyrai. Opa. Rinkit savo draugelius, jo, rinkit. Opa. Kad už manęs koks creeperis nebūtų. Opa. Reikia tas skeletų užmušti. Opa. Kai vaikus, opa. Ta prasme, nežinau, lengvai. Greit žvalgom, nieko nėra. Bam, atsigulam, greit, šmiegam. Kad jie deg galėtų. Bam. Viena. Na, okei. Wow! O, tu čia net tari. Kaip tu ten atsidūrei? Spiterį. Ai, tu šaudai mane tiesą. Ne. Pabėgsiu. Pabėgau. Na, pasižiūrim, ar yra čia dar kokių nors gyvulių. Ai, važiūrim. Spawninsit ar ne? Spawninkitės. Draugeliai. Žiūrėt, 2 blokus susinešinė. Nu, tai kur jūs esat? Man dabar labai įdomu pasidarė. Juo. Bet nežinia, ar daryti dar šitą dabar kokias. Nes nematyt, kad kažkas atsisponintų. Aha. Įdomi, reikės turbūt eiti vėl persižiūrėti video. Gal reikia toliau eiti? Taip, eina toliau. Nes kažkaip nematyt. Opa, to dar mirsiu, žiūrėkit. Kolas, furneisas, opa, viskas, kai čiki pikė, žiūrėkit, bam. Išsiekat biškį nesytės. Nu, grįžtam, dabar turėtų kažkas matytis ant žemės. Pliaukšit jūs ten? Nepliaukšit. Taigi kaipgis. Nematyt čia nieko. Tai turbūt kol kas čia pasibaigiama, ne? Ant šitos fermos. Ir... ką čia galim nuveikti? Nes nematyt kol kas dabar nėra jokių, nu, ta prasme, tų guardianų, tai kažkaip... Nežinau, čia taip daryti dabar, kad kai nieko nėra, tai ką žinau. Jau čia eina apie kažko kito, ne? Einam, suieškosim, kur gyven man. Opa, suradau, sugalvojau, gerai. Taigi, suteiksim, kai. Nueisiu iki namų. Sueisiu iki namų. Tas... Tai, va.
Hello, I'm back home. Žiūrim, gal maisto kokį yra čia. No, maistas, no. Taigi galvoju dabar, kur čia į kurią net pusę mums eiti. Galim kur nors šauti ten, va. Šaut va ten, va tą pusę, nes aš ten mačiau visai tokią neblogą vietelę. Nežinau, kam prisisėmiau tiek kibarų. Šitą visada norėjau sutvarkyti, nes kai tingėdavau pasiimti kibarą ir ten išpildyti vandenį. Nes mačiau ten tokį kaip žemumų, tokia lygiavietė, plains biomą. Tai galvoju, naisiu ten. Nes man atrodo, kad ten gyvena rapolas. Ten biški paėjus. Niekada nesupratau, kam šitie torčiai. O matosi biški tokie lygumus. Hello, torčiai. Gerai. Davai varom iki ten. Gal nemirsiu. Tikiuosi, kokią karvę sutiksiu. Tai yra čia tokia lygumų vietelė. Jau įsivaizduoju, jeigu čia tai normaliai būtų. Nes lyginčiau turbūt, arba ne, žaiščiau tada su... Nu va, matot, čia tokia lygi vieta yra. Jaučiu, kad čia ir gyvensiu. Aišku, čia rūvus užsidengti visus normaliai. Taigi, kaipgis. Aha. Taip, jo. Visai tokia nieko čia vietelė, sakyčiau. Turėčiau dabar maistą, kaip tik būtų gerai. Maistas. Žiūrėkit, numiršti dar. Rimtai. Ir dar ten atsispominsiu. Ką čia rasti greitai? Pas rapolą gal reikia nueiti, gal kaip nors ištempsiu iki ten. Arba nukirst medį greit. Obuoliuką vieną bent jau, kad tik rapolą nubėgčiau. Po to atsilyginsiu už porą obuoliukų, man pasiimti reikia, kad išmestų. Taip. Visai šitą man vietą ir patiko, žinokit. Tik ar aš rapolui netrukdysiu. Nors gal jisai pelkėse gyvena, gal jisai tų pleinų gal ir nenori netgi. Nu, bus matyt, pasiklausti reikės dar aišku. Nes senai nemačiau dar aš rapolų. Pusė kulšelės, vyrai. Davai vieną obuoliuką, davai. Nieko neturiu net. Obuoliukas? Please, vieną obuoliuką, davai, metat. Šitą nenoriu. O! Dievas pasirodė. Yes, vienas obuoliukas, gerai. Turim laiko iki rapolo dabar nubėgti. Ir paršiukas. Wink. Gerai, varom dar paršiuką nužmušiu. Bent greituką tokį. Čia 2 paršiukai, liuks. Wink. 3 paršiukai. Jackpotas, taip sakant. Kodėl aš noriu lygumų, nes yra toks dalykas, kad noriu statyti tokia. O kardas lūžo. Nelūžo. Sparas nelūžo? Nelūžo, gerai. Pilį noriu statyti, tokia didelė, tokia. Kad vietos būtų kur ką statyti, nes aš kažkaip tų fermų tokį automatizuoti. Aš mėgstu tokius dalykus, Iron fermas, nes aišku, Ironas čia liuks yra vos ne kai antras deimantas, taip sakant.
Yra tas labai gerai. Įdomu, aš jau šoksiu. Ne. Rapolas visai čia fainai pasidaręs. Helipad. Einam pažiūrėsim, gal valgyti turės kažko. Nes išbadėjęs nieko neturi valgyti, reikės susigalvoti šaltinį maisto. Ten net nežinau, kur eit. Gerai, maistas. Ko iš čia turi? Visai šitie neprašal būtų. Tai va, radom tą vietą, kur galbūt Sofija. Ok. Tai radom tą vietą galbūt, kur statysim ir čia mane filmuoja dabar, matot, čia mane ta kamera tokia didelė, ne? Taigi, su jumis buvo Andrius. Nepamirškite paspausti laiko. Suvalgykit arbūzo. Ir juo. Iki trečio epizodo. Yeah!